Simui yra trečia nuo viršaus. Simas. Jei galite, paskambinkite jam ir apsimeskite mano vaikinuku. Jam 18 kaip ir man. Aš iš Kauno, jis iš Vilniaus. Jis siaubingai manęs bijo manęs netekti. Ir visada sako, kad jį išduosiu. Pasakykite, kad esate mano vaikinas ir jums nepatinka, kad jis man rašo ar kažką panašaus. Jis yra mane įsimylėjęs, buvome keletą kartų susitikę. Kiekvieną dieną svaigsta, kaip mane myli, būsiu dėkinga, noriu paklausyti, kaip reaguos vaikinas į tokią žinią. Keletą kartų susitikę ir jūs jau draugaujat ir jis bijo tavęs netekti ir kad tu išduosi. Wow, čia kaip sudėtinga. True love. Skambinam Simui. Va, šitas. Piktai kalbėjau. Tragiška muzika. Kur čia 80s, 90s? Čia 2000. Alio. Zdarova, aš su Simu kalbu. Taip. Simai, aš skambinu dėl mūsų bendros draugės, aš kaip suprantu. Nu, dėl ko? Dėl Miglės. Nu, Čia toksai skambinu tau Andrius, aš iš Kauno esu. Tu kur gyveni pats? Vilniui. Būtų man smagu biškį pamatyti tave, susitikti aš norėčiau. Norėtum? Nu, norėčiau. Nu, davai, galim. Kada tu būsi Kaune, tu čia pas Miglę važiuosi, ar ne? Rytoj. Ar ne? Kelintą valandą? 3. Gerai, tai tu pats atvažiuoji, ar kaip čia, ar stoties? Pats. Su mašina vairuoji netgi, ne? Ne. O kas tave vairuoja? Traukinys mane vairuoja. Ai, tai tu su traukiniu, ne? Jo. Nu, supratau, tai viskas aišku, tu gal supranti, nes aš noriu pakalbėti, yra labai rimta tema, aš kaip suprantu, tu čia čiešini Miglę dabar, ne? Kaip tai češinu? O kas? Ką tu turėjau omeny češinu? Nu, tai nori, kad jinai tavo merga būtų, ar kaip čia yra? Būtų ar yra? O tai jūs jau yra netgi pora, aš kaip suprantu. Nu. Nes man po šito savaitgalio kažkaip aš galvojau, kad na, čia, taip, nu, rimtai mane žiūri, nori turėti tokį bahūrą. Nu. Tai ir kažką čia dabar, tipo, pradėjom, ten, tipo, slėpna manęs telefoną ir aš žiūriu, čia kažkoks, tai yra Simas, tipo. Tai noriu išsiaiškinti, kas per Simas. Nu, gerai. Tai tu studentas Sima, ar kas yra? Ne, moksleivis. Tu vapšė mokykloje dar mokaisi? Jo. Va taip, Aneta, ne? Nu. Supratau, o tu čia seniai Miglę čiešini? Jo, senai češinu Miglę. Kiek čia laiko jau? Oi, senai. Eik jau, tai kad tu pats dar mielkas, koks čia gali būti seniai? Kas yra? Sakau, tu dar pats mielkas. Mielkas? Nu. Jo. Nu jo. Nu. Bet drąsus, ne? Jo. Tai kada tavo šitas traukinys tavo stotį bus trečią jau? Jo, galit kartu va su Miglė atvaryt manęs pasitiks. Tai mes taip ir padarysim, aš manau. Ok, lauksiu va jūsų abiejų. Tu mano numerį įsivesk, jeigu netyčia pasimesi, arba tingėsi atvažiuoti, arba bus baisu tau. Gerai. Paskambink man, gerai? Gerai. Nu, šaunuolis tada, supratau. Tai ką, galiu to pasakyti, tai pasimatysim rytoj tada. Nu, gerai, lauksiu skambučio. Davai. Nu, davai. Davai, tai davai. Nu, davai. Davai, tai davai. O čia ne ta pati pora, kur važiavo, kai mes traukiniu važiavom irgi čia sekmadienį, atsimeni? Nežinau, gal ne. Nes balsas buvo panašus to vaikino. Eik tu? Nu, kur visą laiką kelią kalbėjau, tai man tas balsas kažkaip įstrigo. Bet gal ne, gal maišom. Gal ne. Gal tu tiesiog tave taip visai tas vyrukas erzino, kad tu jau čia ant visų puolė. Ne tai, kad puolo, tiesiog man panašus balsas. O čia Jan Kerry kartu su vos ne Roxette.